Štai ir pirmieji Vladimiro Putino vizito Pekine rezultatai po susitikimo su Xi Jinpingu. Kinijos kariškiai slapta mokė Rusijos karius savo teritorijoje, po to šie kariai grįžo dalyvauti kovos veiksmuose Ukrainoje. Tai jau tiesioginis Kinijos dalyvavimas kare prieš Ukrainą. Ir viskas rodo, kad Pekinas ir toliau pasiruošęs padėti Putinui kare, kad tik šis ir toliau siųstų savo neplautus Ivanus į karą, kad vakarai būtų užsiėmę ne Kinija, o Rusija. Tuo pačiu metu Putinas visais būdais bando parodyti Xi Jinpingui, kad jis dar nėra nurašytas. Ir štai Rusija ir Baltarusija paskelbė apie plataus masto sinchroninės branduolinės pratybas. Štai apie visą tai šiame laidoje ir pakalbėkime. Mano vardas Aleksejus Pečijus. Pakalbėkime apie šią temą kartu, bet iš pradžių paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti šį YouTube kanalą, paspausti patinka ir parašyti bet kokį jūsų komentarą. Ir prieš mums pradedant sekundėlę jūsų dėmesio, nes ši laida rengiama padedant platformai Preply. Tai yra ukrainietiška užsienio kalbų korepetitorių internetinė platforma. Ten yra apie 100 000 mokytojų ir 90 kalbų. Tai idealiai tinka tiems iš jūsų, kurie, pavyzdžiui, emigravo. Ten mokoma vokiečių, anglų, lenkų, iš esmės bet kokios kalbos. Ir kas labai svarbu, jums šiuo metu jie taiko 50% nuolaidą pirmai pamokai. Todėl šio vaizdo įrašo aprašyme yra nuoroda. Paspaudę ją, iš karto gausite 50% nuolaidą nuo YouTube kanalo Aleksejus Pečijaus. O mes pereiname prie laidos. Taigi, agentūra Reuters praneša, kad Kinijos kariuomenė slapta apmokė apie 200 Rusijos karių savo teritorijoje. Po to daugelis jų sugrįžo dalyvauti koviniuose veiksmuose Ukrainoje. Apie tai kalba 3 Europos žvalgybos agentūros ir redakcijos Reuters turimi dokumentai. Žvalgybos duomenimis Rusijos laukinių okupantų rengimas vyko praėjusių metų pabaigoje objektuose Pekine ir Nankine. Užsiėmimai pirmiausia buvo skirti bepiločių orlaivių naudojimui, taip pat radioelektroniniai kovai, kariuomenės aviacijai ir šarvuotosioms ir tankų grupuotėms. Vienas iš žvalgybininkų pareiškė, kad Kinija, mokydama Rusijos karius, pasirodė esanti daug aktyviau įsitraukusi į karą nei manyta anksčiau. Pranešama, kad rusų personalo mokymai Kinijoje yra naujas reiškinys. Parengimas buvo vykdomas pagal dvišalę sutartį pasirašytą 2025 m. Liepos 2 d. Pekine aukšto rango Rusijos ir Kinijos karinių atstovų, kuri numato abipusį rusų ir kinų mokymą. Kinijos kariškiai yra abiejų šalių teritorijose. Žvalgyba patvirtino kelių Rusijos kariškių tapatybės, kurie buvo apmokyti Kinijoje ir vėliau dalyvavo kovos veiksmuose okupuotame Kryme ir Zaporižės srityje. Jų laipsniai svyruoja nuo jaunesniojo seržanto iki pulkininko leitenanto. Vidiniai Rusijos pranešimai, su kuriais susipažino Reuters, aprašo 4 treniruotes. Viename iš jų, datuotame 2025 m. gruodžiu, kalbama apie kursą 50 Rusijos okupantų. Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos sausumos pajėgų akademijoje Šidzedžiūne, kur karius mokė šaudyti iš 82 mm minosvaidžių, naudojant dronus taikiniams identifikuoti. Kitoje ataskaitoje pasakojama apie priešlėktuvinės gynybos mokymus, įskaitant ir elektroninės kovos priemonių bei tinklų naudojimą Džendžu objekte. Trečioji taip pat gruodžio mėnesio ataskaita aprašo mokymus skraidyti dronais naudojant aviasimuliatorius mokymo centre Ibine. Ketvirtasis – tai 2025 m. lapkritį vykęs kursas Nankino Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos pėstininkų karo inžinerijos universitete apie darbą su sprogmenimis, išminavimą ir nesprogusių šaudmenų neutralizavimą. Kinijos užsienio reikalų ministerija pareiškime agentūrai Reuters, kad visada tiesiog atmeta ir paneigia visą informaciją ir jie sako štai, kad cituoju: dėl Ukrainos krizės Kinija nuosekliai laikosi objektyvios ir nešališkos pozicijos bei siekia skatinti taikos derybas. Tai nuosekli ir aiški linija, kurią patvirtino tarptautinė bendruomenė. Atitinkamos šalis neturėtų tyčia kurstyti konfrontacijos ar versti kaltę. Tačiau Europos valstybės vis dėlto su nerimu stebi vis glaudesnius Pekino ir Maskvos santykius. Šią savaitę Vladimiras Putinas yra su valstybiniu vizitu Kinijoje. Tai jau 25-asis jo vizitas. Abi šalis savo santykius vadina partnerystė bet kokiamis aplinkybėmis, nepaisant vakarų raginimų Pekinui daryti spaudimą Maskvai, kad ši nutrauktų karą.
Ir štai šiandien Vladimiras Putinas demonstratyviai pareiškė, cituoju, artima Rusijos ir Kinijos strateginė bendrystė atlieka svarbų stabilizuojantį vaidmenį pasaulinėje arenoje. Tuo pačiu mes nedraugaujame prieš nieką, o dirbame taikos ir visuotinio klestėjimo labui. Tuo pačiu, kaip tik prieš vizitus į Pekiną, Rusijos plikagalvis diktatorius Vladimiras Putinas nusprendė parodyti savo šeimininkui Xi Jinpingui, kad jis dar turi jėgų. Na, šunelis pribėgo prie šeimininko, vizgina uodegą prie kojos ir sako, klausyk, aš dar jaunas ir geras, neišmes manęs. Apie ką aš? Rusijos Federacijos gynybos ministerija pareiškė, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos nuo gegužės 19 iki 21 dienos vykdo pratybas, skirtas pasirengimui naudoti branduolines pajėgas agresijos grėsmės sąlygomis. Pagrindiniai manevrų tikslai bus veiksmų skirtų priešo atgrasimui, treniravimas ir personalo pasirengimo lygio patikrinimas. Be to, pratybų menuojama paleisti balistinės ir sparnuotasias raketas į poligonus Rusijos teritorijoje. Tai vyks tuo metu, kai Vladimiras Putinas kartu su Xi Jinpingu gers arbatą. Pranešama, kad pratybose dalyvauja strateginės paskirties raketinės pajėgos. Rusijos Federacijos Ramiojo vandenyno laivynas, Šiaurės laivynas, tolimojo nuotolio aviacijos vadovybė, dalis Leningrado ir centrinės karinių apygardų pajėgų. Iš viso manevruose dalyvaus daugiau nei 64 000 karių, daugiau nei 7800 technikos vienetų. Tarp jų daugiau nei 200 raketinių paleidimo įrenginių, daugiau nei 140 orlaivių, 73 antvandeniniai laivai ir 13 povandeninių laivų, iš kurių 8 strateginės paskirties raketiniai povandeniniai laivai. Na ir pažymėsiu, kad išvakarėse Baltarusijos gynybos ministerija, na iš esmės tai tas pats Rusijos gynybos ministerija, tik vadinama kitaip, pranešė apie bendrų su Rusija pratybų pradžią, skirtą branduolinių užtaisų gabenimui ir pasirengimo juos panaudoti. Kaip manevrų tikslus Baltarusijos karinė žinyba nurodė personalo parengimo lygio kėlimą, ginkluotės, karinės ir specialiosios technikos pasirengimo užduotims vykdyti patikrinimą, taip pat kovinio panaudojimo organizavimą iš neplanuotų rajonų. Na, o savaitę prieš tai, primenu, Vladimiras Putinas paskelbė apie sėkmingą tarpžemyninės balistinės raketos Sarmat paleidimą, kuri turėtų pakeisti Vojevodą, seniausią iš šiuo metu naudojamų branduolinių raketų. Galiausiai visas šis šou buvo skirtas įtikinti Kiniją, kad Putinas vis dar balne. Čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patiktuką. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti paaukoję pagal nuorodas ir rekvizitus esančius šio vaizdo įrašo aprašyme. Tai viskas, saugokite save, iki pasimatymo visiems.